Labas, čia apie tą patarlę, kad skupus moka 2 kartus, arba tie, kurie ten pernelyg daug taupo ne ten, kur reikia ir nevertina kitų žmonių darbą, tai dažniausiai vis tiek lieka prie suskilusios geldos. Kažkaip labai jau daug čia patarlių šiandieną susakiau. Bet esmė tame, kad ką jūs manote apie tos žmogeliukus, kurie pasiema visą konsultaciją, praktiškai valandos trukmės, kartais pusvalandį mano laiko, pasako istoriją, aš parinkinėju, rodau visus pavyzdžius, atsakau į klausimus, kodėl, apie savybės. Ir tas žmogus tiesiog dingsta. Tai vien toks žmogus būna ne vienas per dieną. Ir ne vienas per savaitę. Tai įsivaizduokite, kiek mano laiko ir energijos yra iššvaistoma. Ir šiaip labai keista, ta prasme, tu pasiemi visą maksimumą, visas savo problemas, nuo iki visą savo gyvenimą, gauni visus atsakymus ir pasirinkimus ir net nepasakai ačiū arba viso gero. Tiesiog dingsti. Dar įdomiau būna, kai tokie žmonės grįžta ir ne kartą ir vėl klausia, pamatydami naują video arba turėdami naujų problemų. O dar įdomiau būna, kai tas žmogus grįžta ir pasako, kad nėra kažkaip pokyčių, čia prisipirko ten tų apyrankių kristalų ir kažkaip tai niekas nesikeičia, tai gal netikri, gal galit pasižiūrėti ir atsiunčia man nuotraukos, kad aš įvertinčiau. Ką aš turėčiau daryti? Ar aš turėčiau vertinti, ar aš turėčiau dar dalinti savo laiką? Ir dažniausiai tokie žmonės skundžiasi, kad jiems labai nesiseka. Taip pat skundžiasi, kad tas ir tas yra neteisus, kad gyvenimas juos skriaudžia. Visokių ten išbandymų, visokių pamokų gauna, kaip jų niekas nevertina, kiek jie daug praranda. Kad jūs nuolat spinduliuojate trūkumo energiją, jūs nuolat prašotės ir gaunate taip, kaip elgiatės, taip, kaip kalbate, jūs apgaunate kitus, jūs išnaudojate kitus, pasiemate informaciją, nusiperkat kitur. Kodėl jūs neklausėte tų pardavėjų, pas kuriuos perkate kristalus? Kodėl jūs ateinate pas mane? Ar dėl to, kad maloniai aptarnauju, ar dėl to, kad skiriu savo asmeninį gyvenimo laiką ir atsakau visus jūsų klausimus? Ir dar nuoširdžiai patariu ir paaiškinu kodėl ir bandau sutaupyti jūsų pinigėlių, sakydama, kad čia gal savybės panašios, to nereikia, galbūt pasimk 2, 3 kristalą, jeigu nori 3 apyrankių ar 2 bakštelių vienos apyrankės, nes čia yra panašu, turėsi daugiau savybių, energijų skirtingų. Aš, žinokit, esu tolerantiška, bet aš, žinokit, jau, negaliu. Tai yra kažkokia tai nesąmonė. Ir kaip tu nevertindamas ir apvogdamas kitą žmogų tikiesi gausos, kai tu nevertini žmogaus žinių, žmogaus darbo, kūrybos ir nori turėti visko daug ir kad visata tave apdovanos, tai dar kartelį apie tai pagalvok. Ir dar anksčiau atsakinėdavau ir pasakydavau, kad iš nuotraukos sunku pasakyti, nes ir nuotraukas apsiblaususias siunčiat. Padirbiniai dabar yra labai kokybiški, net ekspertai, kurie dirba su įrenginiais, ne visada gali pasakyti iš tiesiog nuotraukos ir video. Lygiai taip pat ir aš, ar ne? Aš galiu pasakyti, jeigu tai yra įtartina, bet aš jums niekada negalėsiu 100% be tyrimo tai pasakyti. Bet kaip apsiverčia liežuvis atsiųs nuotraukų ir paklaust. Ir kodėl jūs nesikreipiat pas tos pardavėjus, pas kuriuos perkat kristalus, tai kreipkitės ten. Jūs ten negaunat dėmesio, negaunat pakankamai informacijos, o kiek pardavėjų žino tik pavadinimus ir tai ne visus ir negali jums nieko nerekomenduoti, negali nieko papasakoti iš asmeninės patirties, iš klientų patirčių. Nes tiesiog dabar tos karoliukus pardavinėja visi, kas netingi ir taip, daugelis iš jų yra tiesiog karoliukai, ne kristalai, net negali užtikrinti kokybės. Kiek yra atvejų, kai net AliExpress žmonės perka kristalus ir sako, bet ten parašyta, kad tikri. Ir aš parašiau pardavėjų ir man atsakė AliExpress temų, kad ten tikrai ir atsiuntė kažkokių sertifikatų. Žmonės, ar žinot, kaip atrodo sertifikatai? Pradėkim nuo to. Ir tikrai jūs neprivalote žinoti šitos srities, nes tai ne 1 metų darbas ir tai nuolatinis mokymasis, gilinimasis. Žinios kainuoja, knygos kainuoja, paskaitos kainuoja, patirtis.
Aš viską bandau savo kailiu, kad galėčiau tikrai pasakyti ir ištestuoti, nežinau, kad aš esu eksperimentatorė, man pačiai įdomu ir smalsu. Vau, kažkada buvo panaši tema iškėlusi, aš jums ir klausiau, ką daryti, bet žinokit, aš savo savaitgalius praktiškai atidaviau žmonėm atsakyti ir atrašyti. Atsakiau praktiškai visas žinutės ir visus laiškus. Ir savaitę laukiu atsakymų ir dar pasitikslinau, ar viskas gerai, ar reikia padėti. Tai bent jau būkit malonus, atsakykit, kad gal šiuo metu nėra finansų, viskas normalu, gal ten reikia pasitaupyti, žinoma, kad normalu. Arba tiesiog, būkit žmonės. Tiesiog, kur perkate, ten ir konsultuokitės. Labai yra nesąžininga. Aš visą šeštadienį, sekmadienį prasidėjau prie kompo, kad kuo greičiau jums atsakyti žinutes, kuo daugiau žmonių padėti. Tai yra jau įrašyta manyje, aš negaliu, ta prasme, aš kartais vėluodama, nespėdama, bet aš vis tiek atsakysiu. Ir aš labai dažnai tą darau ir miego sąskaitą, poilsio sąskaitą, tapybos, knygų, susitikimo su draugais sąskaitą, nes aš tiesiog myliu šitą darbą, žinot, aš myliu akmenis labai. Bet šitaip negali elgtis, po to grįžti, klausti. Aš anksčiau kažkaip tai ne visada susekdavau, bet kažkaip pastaruoju metu daug tokių atvejų, aš kai pradedu scrollint mūsų pokalbius, kai žmonės leidžia savo metus, 2,5 metų vėl grįžti ir vėl klausti ir vėl kažkur, ta prasme, kaip taip galima, jums niekada nesiseks, jūs transliuojate tą trūkumą, tą biednumą, tą apgauti, pavogti, tai yra vagystė laiko ir žinių, eikite, skaitykite, ieškokite internete, ne jūs taupot savo laiką, bet mano vagiat ir deginat laiką. Vau, tiesiog aš neturiu, žinokit, žodžių tokiam naglumui ir tai iš tiesų yra naglumas, nes vieną kartą, antrą kartą aš ir savo pasitaupau, aš ir savo negaliu leisti visko, ko aš noriu. Taip, aš taupausi, kai kuriems, žinot, ir 2-3 metus taupausi akmenims. Bet šitaip. Apie kokią gausą šnekam ir po to grįžtat, skundžiatės, neveikia, kai kur akivaizdu, kad yra plasmasės. Taigi, žinot, 100 kartą perspėjau. Būkite atsargus, dabar mada, dabar viskas ant bangos. Bet ne dėl sąmoningumo, daugelis nori dėl mados, kad čia pinigais pradės lyti, čia visi meilužiai ten stovės šniūrais prie durų, meilės bus. Tai yra antiek, tai nėra sąmoningumas. Sąmoningi žmonės visada kristalus turėjo, nešiojo, žinojo, kas tai yra čia kažkokia banga, mada, pardavinėjo tos kristalus, visi, kas netingi mugėsi, iš viso tragedija. Aš už kūrybą, už tai, kad siūtų, mėgstų kurti, visi darytų kažką savo rankomis, tai yra nuostabu, moterims tą reikia daryti, vyrams irgi. Bet taip apgaudinėti ir po to tie žmonės vėlgi apgaudinėjęs eina pas kažką kitur, pas specialistus, klausia, dingsta, kažko prisiperka, po to verkia, grįžta, vėl žodžiu. Būkim truputėlį sąmoningesni, susirūpinkim, kaip elgiamės, ką sakome, kaip gyvename, ta prasme, pastebėkite savo veiksmus. Reikia pagalbos labai blogai, okei, parašyk, aš visada stengiuosi padėti. Ir daug dovanoju, ir daug darau dalykų, ir aukoju, ir paveikslus dovanoju aukcionam. Turime, man tai yra šventa, čia yra mano sprendimas. Bet truputėlį elkite sąžiningiau, būkim žmoniški, visi gerai. Negalima taip. Jeigu su jumis taip elgtųsi, ar jums patiktų, ar tikrai jūs norit pradėti gyventi gausoje, pradėkit stebėti, ką šnekat, ką darot ir kaip elgitės. Tiesiog laimės, gausos, ramybės ir džiaugsmo, kai sakom, būkim visi laimingi, gyvenkime visi gausoje, mylėkime vieni kitus, daugiau pozityvo, gal aš ir neteisi, nežinau, parašykit savo nuomonę, bet kai tiesiog, žinot, užsutina, kai šitiek daug dirbi ir kažkaip tai tie rezultatai nulis, aš čia ne apie tą uždarbį, bet apie žmonių tą sąžinę, kai tu tiek daug savęs atiduodi. Aš ne tai, kad šitas, aš labai daug skiriu, aš gilinuosi į situaciją, aš klausiu, aš domiuosi, aš noriu maksimum 100% padėti žmogui. Turėjo būti 3 minutės, gavosi beveik 10, ką padarysi, išsiliejau, žodžiu. Ačiū, kas išklausėt ir parašykit komentaruose, gal aš tikrai neteisiu ar kažką ir aš praleidžiu, tai, kaip sakant, ačiū labai ir iki.